pradžia vietomis atneš šiek tiek lietaus, vėjas bus nestiprus. Vietomis termometrai rodys iki 13 laipsnių šilumos. Šiąnakt Lietuvoje debesuota, vakaruose su pragiedruliais, daugiausia rytiniuose ir pietiniuose rajonuose palis. Temperatūra bus nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, vakaruose nuo 0 iki 2 laipsnių šalčio. Rytoj dieną šalyje debesuota, vakaruose su pragiedruliais, daug kur ypač rytiniuose ir pietiniuose rajonuose palis. Temperatūra bus nuo 6 iki 11, kai kur iki 13 laipsnių šilumos. Pragiedruliai prognozuojami Klaipėdoje, Palangoje, Šilutėje ir Telšiuose, daugiau debesų Tauragėje, šils čia nuo 6 iki 10 laipsnių šilumos. Apsiniaukę be lietaus Šiauliuose ir Joniškyje, lis Biržuose ir Panevėžyje. Pragiedruliai Mažeikiuose bus nuo 8 iki 10 laipsnių šilumos. Lis Kaune, Varėnoje, Druskininkuose ir Alytuje. Be kritulių, be debesuota bus Marijampolėje. Čia šils nuo 7 iki 9 laipsnių šilumos. Lietus Vilniuje ir Ukmergėje, netoks smarkus Utenoje, Ignalinoje ir Švenčionyse. Čia bus 7-12 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį pietrytinėje šalies pusėje daug kur palis, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6–11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, dieną nuo 9 iki 14, prie jūros vėsiau 5–6 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio, dieną 9–14, vakaruose 4–8 laipsniai šilumos.